Opa! Taigi fideristas, ar ne? O dėlių pilnas ledas. Nieko daugiau. Kučiai neįsijungia. Patampyt. Eketėjai. Op. Ką iš 107 cemus. Kas čia per dvaras? Labas rytas. Senokai nesimatėm. Labai senai. Iški praktiškai mėnesis, kaip nebuvo ant ledo. Ir va, pagaliau ant ežeriuko. Smagu. Ledas storas. Praeitą savaitgalį tiesą bandžiau užlipti ant šito pačio. Tai negalima buvo. Dabar, kokie 15 cm. Tai imam balansyrus, vibus ir vaikštom, žiūrim, ar suveiks tas mūsų pirmas, antras ledas. Antras ar pirmas, net nežinau, čia jau geriau kam spręsti. Nebuvo, vėl atsirado. Tiesa, šiandien pas mane nauja kamerytė. Tai gali būti truputį prastas garsas, nes neturiu išorinio jokio mikrofono. Laukiu, kol parkeliaus tolimą kelionę specialus laidas. Tai kol to laido nėra, labai gaila, bet naudosiuosi įmontuotais kameroje mikrofonais. Pasakysit, garsas geras, blogas, daryt dar kažką, tai ar tiesiog laukti laido. Tai va, ežeras. Ką apie ežerą? Ežeras nemažas. Dzūkijos ir Suvalkijos, sakykim taip, riboje. Apie 6 metrus gylis. Vidutinis apie 3, tai reiškia, kad krantai, tokie nuožulnus. Nendrynai, lelijynai. Toks tipiškas nedidelių lydekėlių ir ešerių rojus. Tai vaikščiosiu ratais, gręšiuosi, bandysiu tuos pačius krapalio balansyrus, vibus, pakaitaliosiu. Pradėsiu nuo 5 cm, paskui 7, tada didesnius vibus. Ir žiūrėsiu, nekips lydekos, gaudysim ešerius. Galų gale, blogiausiu atveju, išsitrauksim blizgutę kokią ir pamojuosim blizgutę. Tiesa, šiandien sužinosite, kas laimėjote krapal balansyrus. 3 atrinkau, ten dar kažką pridėsiu. Tai va, vienas laimingasis jau bus. Ir viskas, ledas storas, reikės daug gręžti, daug vargt. Neturiu jokių aš akumuliatorinių suktukų, specialių. Viskas pas mane pagal senovę. Pats senas, tai ir įranga senovinė. Judam, gręžiam, gaudom, galbūt kažką tai rasim. Žiūrim. Na ką, pasigręžiojam. Prie krantuko keletą ekečių. Truputį giliau. Reikia suprasti, kur tos lydekėlės dabar būna. 7 cemų nuimam ir dėsim mažesnį. Mažesnį. 5. Uždėsim šitą. Ryškus, gražus. Pradėsim nuo jo. Neims ant jo, galbūt kitą 5, o galbūt ir 7, o tada ir vibą. Bet pradėsim nuo šito 5 cemų. Va, kažkaip tai taip. Masalas uždėtas. Bet taip sakyčiau vėsoka. Visą kelią važiavau, rodė -8, atvažiavau irgi -8. Toksai. Grėžitai šilta, bet gerai, kad vėjo nėra. Būtų tada tikrai vėsų. Dabar toks labai kol kas komfortiškas vėsus oras. Gerai, gaudom. Didesnis kampas jums geriau matysis ir kibimą, ir
Ir žuvis. Gylis 1,5 metro. Ir dar žolyčių yra. Lelijų kažkokių tai skamblių yra, bet žuvies nematyt. O, kas čia per žuvis? Silkytė 5 cemų balansiuką čiupo. Gerai, išprašomės į lauk. Silkė. Nu, eik lauk. Tai duok valą. Va. Koksai šiupokas lauk. Koks piktas. O, nuplaukė. Pagaliau. Tik aš išgrėžiau kokias 20 gal 5 eketės. Tai va 20 eketėjai grubiai. Ant va šito 5 cemų. Gražuoliuko. Toliau. Penketuko viena buvo, bet nedidukė. Pravų daugiau nebuvo. Pabandysim vietoj 5 dėti 7 cemus. Tradicinį. Pavalgytą jau va neblogai. Pažiūrėsim, kaip jisai dažas. Ir ką reikia, tai atkabeklį nešiotis, daug lelijų. Didesnis, galbūt didesnis. Šitas į kišenę. Atkabeklis va šėriklėlė, už kurio susikabina balansyro kabliai. Svarelis, kurio pagalba geriau į dugną nuleisti. Ir karabinas, prie kurio prikabinamas valas, kurio nuleidžiamas į dugną. Viskas. Taip, kad reikia turėti kišenį, kai gaudai balansyro. O taip įsigrėžė arčiau kranto, nes ten buvo šalia kranto kibimas. Bet va tikrinu jau 4 eketę nieko. Užsimetė. Opa! Oho! Truputį didesnė. O! Lip į viršų. O, nenori lipt. Duoda sekėtėjai. Lip. Štai truputį didesnė. Strigova. Šono, ketė maža. O, šita didesnė. Ką prarijo, puikiai matom 7 cemų krapaliuką. Išprašom visi iš burnos. Va, koks eilinekiukas. Toks kilogramas virš gal. Va, bičiuliai. Va tokia va lydekaitė užkibo. Va. Nu, koks kilogramas su trupučiu. Ant 7 cemų krapaliuko.
Gyvena toliau? Gyvena. Op. Lauk. Op. Pabėgo. O dėlių pilnas ledas. Pilnas ledas dėlių. Aplipę matomai. Op. Gerai, gaudom toliau. Tai 7 cm gal ir nekeisiu. Užkibo visai palipat neandris. Kiek bandžiau toliau, tai nekibimo. Tai dabar bandysiu daugiau arčiau neandrių juostos. Kažkaip tai taip. Šilta. Ryte atrodė 8. Kažkas tai tokio šaltesnio. Dabar visiškai šilta. 2 kibimai. Išgrėžiu apie kokią 50 mekečių. Bet dienos dar tik tai skaitykit pradžia. Kiek dabar rodo? Po 10:10. Taip kad laiko dar yra. Gerai, einam gaudom. Zacepas reiškia vėl reikia leisti žvėrį. Karabinas ant valo. Užkabinam. Leidžiam į eketę. Taip. Nuleidę į eketę. Bandom užkabinti už balansyro kablių. O, užkabinam ir išsitraukiam. Viskas paprasta. Šėrykla ne tik tai, kad dugniniai naudojama, bet labai puikiai veikia ir kaip atkabeklis. Ašgi fideristas, ar ne? Fideristas, tai va, fideristas. Šėrykla, viskas čia gerai. Nieko daugiau. Va, perėjau truputį į kitą krantą. tą krantą patikrinau kaip ir nieko gero, 2 kekečių, 2 kibimai, 2 lydekaitės. Ten dar žmonės vaikšto, 2 gaudo, irgi balansyrais, bet kibimo nematė. Tai nenorėjau nei jiem trukdyti, nei saugodintis nuotaikos. Kažkaip nemėgstu, kai iš paskos kažkas eina per mano eketės. Kažkaip, nežinau, nerviškai gal. Nervuotas aš gal kažkoks tai, bet geriau kai neina, geriau kai pats po kažkiek tai laiko praeini pro pailsėjusias, patikrini. Tada dar būna kažkoks tai, šanselis, kad bus pailsėjusi eketė ir lydekaitė kokia bus atplaukus. Tai va dabar bandysiu tokį įdomesnį žolynėlį patikrinti, prisigrėžiojau šalia jo. Gal kažkas bus. Pirmą kartą šiaip aš ant šito ežero, kad taip atvaryt su balansyrais. Esu kažkada ešeriukus gaudęs prieš daug metų. Bet va taip, tiesiog mėgstu patikrint, kur nebuvęs arba kur labai senai buvęs. Gerai, einam, gaudom. Toliau kaišiam tuos 7 cėmus. Yra. Ar didelė, ar ne? Ar didelė. Į patį snapą gavo. Į snapuką. Va kokia.
Oi. Bet visos dėlėm aplipęs stipriai. Visur pilna dėlių. O, kokia lydekaitė. Atčiupta, varandas. Varandas koksai, va. Baisinis ir kitoj pusėj tas pats. Nu, plauk. A? Nuplaukė. Šaunuolė. Pasikeičiau žalią į tokį va truputį rausvą, be salotinės spalvos, tokį rausvą papilvė, tamsesnė su mėlyna nugarėlė, bet irgi 7 cm. Va gal antra eketė atsiliks, bet gaudau arčiau nendrių. Toliau nuo nendrių kol kas nekibimo. Gylis irgi nedidelis, niekas nesikeičia. Pabandom toj pačioj eketėj, kur ką tik paleidom. Aišku, nekibs. Nieko nėra. Nu, toliau. Ėjau, grįžiau. Dasigrįžiau iki kito kranto. Visiškai nieko gero nėra. Be reikalo gal aš čia važiavau, bet kažkiek vis tiek yra, nu, tai negali sakyti. Dabar tokį gražų švendryną čia vėl prasigrįžiau. Gal dar kažkas tai bus. Šiaip reikėtų gal dėti mažesnį balansyrą ar taip toliau nuo kranto pasivaikščiot kokio ešerio paieškot. Mažu. Bent jau tų nedidukų, ešeriokų. Nu, dar kažką sugalvosiu, dar tiesa vibo visai. Vibo nekaiščiau. Reikia sudaryti vibų dėžutę. Ir gal kokį nors patampyt eketėj. Oi, gerai. Nu ką, imam balansą ir einam. Tie vyrukai, nežinau, kažko buvo pritūpę lyg. Atsidarė. Gal kokią pirmą lydekėlę pagavo. Džiugu būtų. Nes vaikščiojo sausai visiškai. Gerai, bandom toliau gaudyti. O, jūs čia, atsiprašau, kad jums trukdau, bet reikia ištraukti tą vieną, kuriam atiteks balansyrai. Pirmadienio vakaras, montuoju kaip tik video, greičiausiai jau rytoj jūs jį matysite. Traukiam, žiūrim, einam į mano kanalo profilį, pasirenkam tą video, kopijuojam nuorodą ir atsidariau kaip tik, čia man visokių raudonų lentelių nereikia. Random komentarų pikerį, peistinam mūsų duomenis, tada pasirenkam, kaip nepatogu su ta kamera, nežinau, ką jūs čia matysit, ko nematysit, na gal matysit, pabandysiu. Komentarai, čia pasirenkam, einam į apačią. Pasirenkam sumą 5, 6, 11. Komentarai, pasižiūrim kiek iš viso komentarų. 209 komentarai dalyvauja šitoj loterijoje. Na ir startas. Pažiūrim, kasgi laimės. Ir laimėjo Jorūnas Balna. Atsidarom. Jorūnas Balna. Sveikinu, 3 krapalio balansyrai. Dar pridėsiu kelis savo gamybos pavadėlius ir viskas. Pabandysiu susisiekti, bet susisiekit ir jūs su manim. Komentaruose kažkur tai bus žymiai patogiau jūs surasti. Tai tiek. Gerai. Žiūrim toliau video.
Opa, kaip dėjo. O, kaip dėjo. Oi. Na, kur ta. Jau tai buvau truputį. Galvoju, nu, neima. Nu. Raminkis. Vis apsisuko čia. Kaip tik mokėjo, taip ir apsisuko. Visur apsivynioju. Toliau sukasi. Minkis, taigi paleisiu mažuk, nu. Ščiupakiuk. Paleisiu aš tave. Būtinai. Nu va. Nu toksai lydekiokas. Ne pats jau visiškai mažiukas šaudikliukas, bet ir nedidelė. Plauk. Op. Nu, plaukė. Ketvirtas kibimas. Ketvirta lydekaitė. Gerai, kad nu, kiek imba, tiek yra. O pavadį tai reikia pasikeisti. Pasišerpetojęs. Tai gal dabar tą ir padarysiu. Paskui lauki ir būna, kad ate su visa žuvim. Būna. Balansas vėl pririštas. Pavadys gražus. Sėdžiu, geriu arbatėlę. Pusė žvejybos kaip ir praėjo. Labai vėjukas toksai. Malonus. Labai nugairina veidą. Tai va, daugiau nieko lyg nepagavau. Tos 4 lydekos, tie 4 kibimai. Nežinau. Perėjau va dabar vėl į kitą krantą. Čia tokie dideli nendrynai. Bandysiu pragręžti šiuos. Praėjau dar čia paskutinę sekėtę su 5 cm balansyru, bet nieko nebuvo. Tai dėsiu vėl atgal 7. Nu ir dar vaikščiosiu. Čia tokie daug lelijų, tai nežinau, galima ir vibą bandyti su tuo vibu vaikščioti. Nu, kaip čia gausis. Kažkaip sunkiai. Tikiausi atvarysiu aš čia 80. Tikėjausi. Bet dėja, taip neįvyko. Bet gera, oras geras, žmonių nedaug. 1, 2, 3, 4, be manęs 4. 2 avižėlėm gaudo, 2 balansyrais kaip aš. Tik tai jie labai ilgai užtrunka vienoje ketėje, mažai gręžia kečių. Nu taip įdomiai gaudo. Nesvarbu. Kiekvienas pagal save. Gerai. Einam gręžti ir gaudyti. Žiūrėkit koks lieptelis, ką? Pantoniukas. Ragatkės viskas. Staliukas viduj. Kėdės, suoliukai, stogas. Viskas yra. Ko čia daugiau reikia? Atvažiavai ir žuvauk. Nelyja, neužpučia. Nu, buvau dar taip nematęs, bet viską pamatai. Geras. Šitas man visai neblogas variantas būtų. Gal ir nieko būtų taip pažuvau. Gerai, kliovo nėra, bet vis tiek reikia gręžtis ir judėti priekį. Opa! O, gerai davė. Oi, gerai davė šitą. Oi, nedidelė jaučiu, bet gerai davė. Opa! Ant leduko. Mažutė.
7 cm ir iš kaliuką užsidėjau šitą ir paėmė. Va. Tokia va. Nedicko. 5 lydekėlė. 5 kibimas, 5 lydekos. Kas smagu, tai visi kibimai realizuoti. Nėra jų daug, bet visi realizuoti. Tai smagu. Gerai, leidžiam. Ate. Einam toliau. Šitas tai geras. Žiauriai graži spalva. Bet nekimba. Reikia truputį prasisekt, kaip čia taip. Nu tai va, viskas. Bičiuliai, šiandien tiek, tokia ta žūklė. Nenorėjo kibti. Permainingas oras labai. Nežinau, tai... Nu tai visą savaitę tokia buvo. Tai šalta, tai šilta, naktį -10, dieną jau +2. Tai greičiausiai todėl ir su kibimu nelabai. Gavau 5 lydekaitės, 5 kibimai. Daugiau nieko nebuvo. Užtenka. Gerai praleidau laiką šiaip. Patikrinau ežerą, pavaikščiojau, išvaikščiojau, sugrėžiojau. Gražu. Jeigu kibtų lydekos, tai turbūt būtų čia tokios, na, vienos iš geresnių žūklių, bet, na, jos nekibo. Ištraukė lydeką, tai jinai visa dėlėm aplipus ant ledo pasivarto ant sniego ir pilnas sniegas dėlių. Tai va tiek šiam kartui. Važiuoju namo, galbūt dar rytoj ištrūksim, o šiandien va jau po 2. Taip kad 5 valandos geros ant ledo tikrai per akis. Tai va, viskas. Čiau, pakau. Prenumeruokit kanalą, spauskit laiką, nu, kaip visada. Čiau, pakau, pasimatysim kitam video, kitoje žūklėje. Iki.